Tai laba diena visiems. Šiandien aš, Inga Diržininkienė, coachingo specialistė, mentorė, moterų stovyklų organizatorė, NLP ir metaforinių kortelių praktikė, sveikinuosi šiandieną ir noriu pasakyti, kad šiandien aš sukursiu pirmąją savo laidą Coachingo TV. Ir ta laida man labai ypatinga, nes tai yra mano pirmoji laida. Aš turiu tokį tikslą į šią laidą pakviesti labai įdomių žmonių. Taigi, šiandieną pas mane svečiuose labai smagi, linksma moteris, mes jau ir pajuokavom truputėlį, nuotaika pasitaisė, Rita Banienė. Rita Banienė tai yra viena pirmųjų Lietuvoje sąmoningų seminarų paskaitų organizatorė, televizijos laidos Iliuzija tikrovė buvusi redaktorė, žurnalistė, dėstytoja, 7 knygų autorė, 14 knygų vertėja ir sąmoningo sapnavimų praktikė. Mes dar ne viską čia išvardėjom, jinai sakė, gal sumažinkim sąrašą, bet iš tikrųjų, ką aš perskaičiau ir ką išgirdau apie Ritą, tai wow, man tai toksai labai, kaip tas gaublys prasiplėtė visas, galvoju, o kaip galima įdomiai gyventi gyvenimą. Tai gal, Rita, norėtum pati pasisveikindama plačiau apie save, kas tu tokia esi savo akimis? Sveika, Inga, viskas tvarkoj, mes čia matomės, viskas gerai, ar ne? Nu, ką čia apie save pasakoti? Įdomiau gyventi gyvenimą, negu kad kažką pasakoti apie save. Nu, ačiū, kad pristatėjai. Nu, taip ir yra. Ką pristatėjai iš tikrųjų ir dėsčiau per gyvenimą, ir rašiau daug, ir dabar, tiesą sakant, rašau ir verčiu, ir kartu ir konsultuoju, žodžiu, daug ko gyvenime vyksta, ir dabar ką aš veikiu, mėgaujuosi gyvenimu ir, negaliu sakyti, kad laukiu pensijos, nelabai laukiu, bet visi kada nors mes išeisim į tą pensiją, tiesą sakant, bet tiesiog gyvenu ir mėgaujuosi viskuo, nes ateina laikas. Aš sakyčiau, kad moterim, kai jau sukanka 50 ir daugiau, jos tada suvokia, kad jau tiesiog daug ką padarė, atidavė tai, ką reikėjo vaikam, ten šeimai ir taip toliau, ir jos pradeda gyventi savo. Tai toksai yra labai geras laikas, jisai skirtas tiesiog būtent savo, kaip save mylėti ir kaip padėti kitiem pamilti save, kaip priimti gyvenimą ir taip toliau. Tai ką čia daug pasakot apie save? Tiesiog esu tas, kas esu, kaip sakoma, ir tiek. Labai smagu, kad tu taip kuklinės, nes vis tiek mes nelabai gal, kiti nelabai žino, apie ką tu anesi, bet mes sužinosim turbūt per visą laidą. O aš to... Tai galiu pasakyti, šiaip turiu istorijos magistrą, taip vadinamą, esu žurnalistė, kaip minėjai, parašiusi 7 knygas, 4 iš jų apie sapnus skirta ir sąmoningiam, ir šamaniškiam sapnam, 1 knyga apie regresiją esu padarius, ir apie kortas, magiją, knygučių. Ir išvertus nemažai, gal jau 15 knygų, skirtų, sakyčiau, saviugdai, psichologijos temomis, sapnų taip pat. Tai čia toks, sakyčiau, toks pagrindinis mano darbas. Ir aš irgi turiu NLP Eriksono praktikės sertifikatą. Bet senai aš tos mokslus baigiau, dar irgi tik tai buvo pradžia Lietuvoje. Tai
Šiaip irgi labai daug visko prisimokiusi ir nežinia, kiek aš turiu tų diplomų ir visokių reikia ir visokių kursų ten išklausus, tame tarpe ir kaučerių ir turiu tų diplomų bele kiek, aišku, turiu ten ir Amerikos tą sertifikatą, kai mokiausi aktyvaus sapnavimo mokykloje New York'e. Taip pat turiu ir cigūno, ir dabar irgi išdavinėja ten tokius kaip knygutes su štampais. Tai kiek aš ten 3 lygius turiu. Nu, žodžiu, Tris ir tai štampus turi. štampus. Nu, žodžiu, tai čia juokinga iš tikrųjų yra, nes mes visą gyvenimą mokomės ir visą gyvenimą, kaip čia pasakius, sąmoningiem. O kai kurie jau ir pradeda kvaišti, net jau nuo jaunystės. Bet toksai, kaip rusiškas yra toksai priežodis легкая придурковатость делает человека неуязвимым. Tai išversiu iš rusų kalbos, toks lengvas, sakyčiau, kvailiojimas žmogų daro nepriekaištingu arba tokiu nepažeidžiamu. Nu tai va, tai toks kvailiojimas gal visai ir gerai, juokinga gyventi. Nu, ir kuo daugiau amžiai, tuo daugiau to humoro ir linksmiau darosi. Ar ne taip, Inga? Nu, kaip linksma su tavim. Oi, labai smagiai. Aš tikiuosi, kad ir visiems mes tą energiją atiduosim, va tokį kažkokį vaibą, nelinksmumą, jo. smagumą. Taip. O sakyk, man labai įdomu ir smalsu, vat, tu pasakojant apie savo tą gyvenimą ir tokia ilga kelionė. O kada tu pirmą kartą vat suvokiai, kad kažką tai reikia, nu, ten tipo sąmoningo, suprasti, pažinti, kas tave vedė link šito? Visų pirma, dabar pasigirsiu. Yra tokia lenkų rašytoja Olga Tokarčiuk ir jinai kalba apie tai, kad ją suformavo biblioteka, jos tėvai buvo bibliotekininkai. O aš, galima sakyti, gimiau bibliotekoje. Mano tėvas buvo bibliofilas, jisai ten antikvarų prekiavo ir taip toliau. Ir aišku, knygom. Ir aš tiesiog užaugau bibliotekoje. Ir skaičiau, pradėjau skaityti turbūt, aš nežinau, ar turėjau 5 metukus ar ne. Mane ir baba mano mokė skaityti, ir aš savaime. Ir aš tiesiog augau tarp knygų ir visą laiką skaičiau. Tai tas antrinė tikrovė, tas raštas, nes knygos yra apie tą antrinę tikrovę, mane ir suformavo, tiesą sakant. Ir nes knygos šiaip ar taip, jos ir yra apie sąmoningumą, nes tu ten, nors yra rašytojų, kurie girti rašė, ten koksai Bukovskis, arba amžinatelis irgi toks mano prietelius iš Žaliakalnio, Navakas, kuris rašė šiek tiek apsvaigęs. Tai čia, kaip pažiūrėsi, tas gali būti sąmoningų ir girtas. Tai va. O apie biblioteką tai yra tiesa. Taip, man patinka iki dabar, žodžiu, skaityti ir galbūt daugiau skaityti. Ir skaityti tas tokias popierinės knygas, jau čia norėjau griebt parodyti, negu kad, gerai tos technologijos, bet man geriau paimti tą tikrą seną knygą popierinę, taip. Man iš tikrųjų irgi, aš niekada neskaitau, kažkaip man nesiskaito arba neskaniai skaitosi su kompiuteriu, ten nešiotis jį, nežinau, taip, ar knygą vis tiek tu turi rankoje tą šiukšdantį popierių, kažkas tame yra. Tai galima sakyti, kad tavo tas sąmoningumas toks nuo vaikystės aplamai buvo toks kaip suvokiamas, apčiuopiamas dalykas. Turbūt pasakyčiau, kad taip. Taip, todėl, kad tikrai mėgau knygutes ir kokia čia mano ta pirma knyga buvo, dabar aš galvoju, gal kokia saulutė, ne, buvo Žiburėlis,
O tas žiburėlis tai buvo tarpukario laikų, kai buvo ta nepriklausoma pirmoji Lietuva ir buvo toks žurnalas jo vaikams žiburėlis. Bet tais laikais sovietiniais jis buvo uždraustas, bet aš skaitydavau ir iš karto mano pasaulis jau nebuvo vienos ideologijos, nes mes gyvenom ideologiniai ir visada gyveno žmonija ideologiniais laikais. Visur, visose šalyse tai yra neišvengiama. Tiesiog taip yra. Tai va, bet kadangi buvo sovietų ideologija, o aš skaičiau žiburėlį, tai automatiškai jau mano tas laukas buvo prasiplėtęs. Va, ir jau kai pradėjau eiti į mokyklą, tai aš taip ir transliuodavau ten kokią šapoką, paskaitydavau ir transliuodavau ten mokykloje. Žodžiu, paskui direktorė kviesdavo mano tėvuką, tai tas sako, ką aš savo knygas nepaslėpsiu nuo tavęs, tai tu, sako, išmok tylėt, nešnekėt, ko nereikia. O, matai, Tai va tas čia. sąmoningumas toksai, kad dabar aš išmokau patylėti, kartais ir nešnekėt, kaip sakoma, visko. Tai va. Bet tai, žinai, man keistai skamba, tai, nu, kad tais laikais taip, buvo daug kas negalima, ne, tai ir patylėti reikėjo, bet sutik, ta savybė tokia, nu, nieko verta, gali nutilti ir amžiams, taip sakant, ir nebeprabilti, ne? Nu taip, bet su laiku išmoksti be reikalo gal nelaidyti to liežuvio arba tenai kažkur tai socialiniuose tinkluose tuščiai nediskutuoti, gal taip pasakysiu. Mhm. O tai jaunystėje, sakyk, nu vis tiek baigiai tą kažkokią 10-12 klasių ir kur tu pradėjai studijuoti, vat pati rinkaisi sąmoningai, ar tėvai tave nukreipė į kažkokią pusę? Iš tikrųjų, kai buvo, aš baigiau Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą Kaune, kuri netoli mano namų, ir dar mokiausi 4-metėj dailės mokykloje. Nes tais laikais būdavo taip, kad reikia vaiką kažkur atiduoti, arba į muzikos mokyklą, arba į dailės, tai dar paraleliai mokiausi dailės mokykloje. Man patiko tapyba, aš norėjau stoti tapybą. Ir dar, kadangi augau tarp knygų, tai ir pati įsivaizdavau, kad čia esu didelė poetė rašytoja ir siūsdavau savo kūrinius į moksleivio žurnalą. Va, ir gana anksti pradėjau rašyti. Va, ir gaudavau ten jau kažkokius honorarus, ten rubliais dar būdavo. Tai va tokie va dalykai ir kas nukreipė, aš tiesiog pati savarankiškai nusprendžiau rašyti, siūsti, žodžiu, mes turėjom spausdinimo mašinėlę, jos tada buvo visos, man atrodo, užregistruotos, va, mano tėvuko buvo, jisai leidykloje dirbo. Tai va tokie va dalykai, o aš šiaip norėjau stoti tapybą. Bet kadangi ir rašiau, ir tapiau, tai jau čia mano šeima nusprendė, mama su tėčiu, dar tokią tetulę turėjau, kuri labai irgi vaizdavo čia šeimos narę, amžinatilsį jau visi, tai sakė, nu ką čia dabar tu tapysi, tos dažus svaidysi maždaug ir tu čia nepragyvensi iš to, nesusikrausi turtų. Nu ir jie man taip kalė, kad, žodžiu, nu geriau jau žurnalistika, nes jau tu rašai, tai čia jau maždaug labai jau čia gerai turėsi, čia važinėsi. Nu, kad pavažinėjau, tai pavažinėjau, bet iš tikrųjų aš nesu kažkokia labai toks žmogus, kuris sugeba sukurti materiją. Tai tikrai ne. Ne iš tų gudragalvių, gudročių, mano brolis, tai taip jisai labai buvo padaręs puikų biznį, didžiulį biznį, irgi leidybos. Va. Ir kaip ir mano tėvukas, amžinatilsi, kai jau mes atsiskyrėm nuo sovietų ir tapom, žodžiu, nepriklausomi ir čia įsiliejom į tos vakarus, tai ir mano tėvukas irgi jisai turėjo savo leidybos biznį. Tai va, bet pati aš šalia to tik tai buvau, aš visada daugiau rašydavau, versdavau, bet
kažkokio biznio, tai nemoku daryti. Tai čia Mhm. tai tiesa. Tai Tai irgi va. talentas nemokėti daryti biznio, pavyzdžiui. Nežinau. Gal ir vieną kartą ir padariau biznį, atsimenu, kai mokykloje mes važiavom į ekskursiją ir turėjom tokią servilato dešrą nusipirkę, tais laikais buvo sudėtinga gauti, nežinau kur čia, gal po blatu mes tada gavom, bet jin apgliaumėjo tą dešrą, aš sakau, taip sunkiai mes ją gavom tą dešrą ir mes atvažiavom tada į Baltarusiją, atsimenu, ir norėjo išmesti auklėtoją, sakau, ne, aš nueisiu turgų ir parduosiu. Ir aš ten kažkokiem upeliukšti tą dešrą nuploviau, nugramdžiau, nuėjau į turgų ir pardaviau. Ir po to, nežinau kaip aš, bet aš tai dariau ne dėl savęs, dėl kitų. Ir tada tą dešrygalį pardavus kažkiek tai gavau irgi tų pinigų ir kažką ten visiems nupirkau. Nu, kažką šviežesnio. Čia tokie prisiminimai juokingi. Tai va. Nu, bet va, turi Tai, talentą, vadinasi, vis tiek nu, kažkokiu būdu. turiu, kai reikia, kai jau prispaudžia, žodžiu, bet aš tai dariau kažkaip kilniai, nu, ne dėl savęs, bet va, dėl visų, taip įsivaizdavau, kad čia reikia mum kažkaip tai prasisukti. Bet tavo kilnumas, Rita, žinok, iš tikrųjų matosi tavo darbuose. Nu, tu sutik, kad ne kiekvienas žmogus gali parašyti 7 knygas ir 14 išversti. Argi tai nekilnu? Nu, gali būti, nes man tiesiog įdomu, todėl kad kiekviena knyga, jinai yra atskiras pasaulis, kaip Umberto Eko rašė, na, žodžiu, atskiras pasaulis, atskira erdvė ir kitoks pasaulio suvokimas ir mes kiekvienas turim tą savo realybę. Ir žmonės kalba, va, priimkit tiesą, priimkit šitą realybę. Tų realybių yra labai daug ir mes negalim sakyti, kad vat, viena tiesa jinai yra tikroji. Nu, yra kažkoks bendras naratyvas ar ne bendras pasakojimas. Mes visi gyvenam kažkokiuose pasakojimuose, dėl to ir esam kažkokia kultūra, civilizacija, ar ne, nes mes pasakojam kažką, bet ir dabar. Bet jokių būdų negalima teikti, kad yra tik tai viena realybė ir mes toj realybėje gyvenam. Jų yra daug tų realybių ir magiškų realybių ir visokių paralelinių pasaulių ir nebūtinai ten reikia tą ayahuaską gerti arba dar kažką naudoti tą gamtos mediciną ir taip toliau. Tiesiog savaime yra ir ypatingai dabar yra toks, sakyčiau, ciklinis laiko pasikeitimas, ar ne? Kai tas labai jaučiasi, tie pasikeitimo dalykai ir ne vienintelė ta realybė. O tas kilnumas, tai tiesiog taip gyvenimas susiklostė, tai nebuvo, būtų labai kilnu, jeigu aš tai daryčiau iš savo lėšų, bet tiesiog leidyklos užsakydavo, o kadangi matyt mano tokia karma, aš naudoju tą žodį, ar ne, įvairiose religijose ir sakykime, ir judaizme, net ir abraomiškose religijose yra karmos tas terminas, o ką jau kalbėti apie budizmą ir hinduizmą. Tai ta karma yra, kaip sakoma, ką pasėjai, tą ir pjausi, jinai ateina ir iš protėvių, tai kažkas yra įspaudai kažkokie, tai ar ne, ką mes veikiam, ką mūsų protėviai veikia, mes tiesiog tai atsinešam ir dar galbūt aš visai tuo tikiu, kad mes ne vieną kartą įsikūniję ir atsinešam dar iš savo praėjusių gyvenimų kažkokius tai įgūdžius, dar kažką. Tai nesakyčiau, kad tai labai kilnu, nes aš už tai gaudavau atlygį. O kai kurios knygos buvo leistos bendrai kartu su leidėjais, kur aš savo gal kažkiek irgi lėšų įdėjus, čia apie vertimus kalbu. Tai gal kai parduodavom, gal kažkas likdavo. Dar seniau tai taip, bet dabar, kai tiek daug leidyklų, tai gal tai ir yra kilnu. Vis dėlto pati teisi, Inga, jo. Gal kažkiek ir yra to kilnumo, nes labai reikia ilgai
vis dėlto dirbti prie tų Tai tekstų ir prie vertimų. Ir nėra tie žmonės, kurie dirba tą darbą, literatai, rašytojai, kurie ten yra pripažinti ir taip toliau. Nu, jie nėra labai vertinami. Nu, jiem atrodo, nu ką čia, bele ką čia iš galvos prikūrė, prirašė ir taip toliau. Arba ten vertimas, nu tai dabar tarsi verčia ar ne dirbtinis intelektas. Gal anglų kalba ir jisai yra jau kažkoks patobulintas, bet lietuvių kalboje ne. Reikia dar labai ilgai labai. dirbti, Taip. kad padaryti tą tekstą tokį normalų. Jo. Tai sakyk, norėjau atgalinio ryšį tokį tau pareflektuoti. Kadangi laida yra gyvenimo pasirinkimai, tai vat mes einam prie knygų, jau kažkokio sąmoningumo ir aš tikrai žinau, kad tu parašai 4 savo knygas. Apie ką jos konkrečiai, vat jeigu gali Va. pristatyk. O tai dabar, žodžiu, taip. Čia yra tokia knygutė, man jinai labai patinka, Abipus lenkščio ir Salve Marija. Čia yra tokia knygutė apie reinkarnaciją. Jinai galbūt daugiau esė ir ją leidom į Albą senai ir dabar aš ją vėl atradau kažkur. Tai tvarkiau podėlius ir vėl radau ir aš ją vėl pardavinėjau tą knygą. Va, jinai kažkaip pasidaugino kažkokiu mistiniu būdu. Atrodė, kad išparduota, bet aš ją vėl radau. Tai va, ir jinai yra, žodžiu, tokios moters pagyvenusios prisiminimai, nors jinai parašyta jau jinai yra vintažinė 2003 metais, bet aš ją vėl radau. Va, ir jinai yra įdomi dėl to, kad dar tais laikais niekas nekalbėjo apie reinkarnaciją. O kažkaip aš sutikau tokią moteriškę, jinai pasidalino, nes aš tada labai aktyviai dėsčiau ir skaičiau paskaitas apie sapnus, apie sapnų reikšmę, sapnų interpretaciją. Va, ir parašiau, žodžiu, sutikus tą moteriškę šitą knygutę. Va, jinai yra įdomi. Toliau, ką aš čia dar parašiau, va, meilės burtai, kortos ir kerai. Va, šita dar yra tokia įdomi, nes moteris visada irgi burdavosi. Bet čia irgi yra ganėtinai sena ta knyga, man atrodo. Jinai yra, nežinau, kelintų dabar metų, 2006. Va, ir kortos. Dar tada niekas lietu. Dabar taip kortas daro belekas. O aš irgi buvau pirmeivė, galiu pasigirti. Va, ir čia tos meilės kortos, nežinau, kaip čia man jos šovė į galvą. Nešovė į galvą, negalima taip sakyti. Atėjo į galvą. Reikia labai galvot, ką sakai. Niekas čia niekam nešovė. Va, tiesiog atėjo mintis. O čia dar tokie burtai ir kerai, sapnai, magiškos kortos. Čia vėl buvo labai moterim labai įdomu visada pasiburti. Va, kas čia laukia ir dar aš esu ir ateities spėjikė. Jums to nepasakiau, nes aš dar pati dirbu ir su taro. Ir mokiausi pas tokią Kšanovską ir pas Lietuvos tarologą Leopoldą Malinauską. Tai va, ir žodžiu, bet prieš tai dar prieš tos savo vadinamus mokslus, pati va tas kortas, žodžiu, padariau. Nu, remiantis, aišku, kažkokiam kitom ir taip toliau. Tai va, nu, dar yra ir kitų knygų, bet jau dabar tingiu rodyti. Tai va, tai nes reikia pakilti. O čia jas buvau pasidėjus ant kampuko, nereikia man per daug šokinėti. Nu, tai va. Tai va, o kaip tos knygos susietos su tavo, pavyzdžiui, dabar yra aktyvaus sąmoningumo, sąmoningo sapnavimo, va tokia vedle? Nu, jos yra susietos kai kurios, todėl kad kai kurios knygos yra apie sapnus. Tai va, dabar neparodžiau aš jums tos savo paskutinės knygos, kaip aš jos, kur jinai man dingo, žodžiu, yra sapnų takais ir paskutinė mano sapnų valdovė, bet aš dabar galvoju, kur aš ją padėjau, nežinau, gal kam paskolinau.
Tai va, tai Nesvarbu, svarbiausia nesvarbu, pavadinimus mes galim, jo jeigu kam sapnų, nors reikės, jo sapnų, parašykit. Mhm. jo sapnų valdovė, o sapnų takais jau jos nebėra pirkti. Tai va, tai jos ir susijusios su ta praktika, nes, nu, ta praktika, kokia jinai yra sąmoningas, kas tai yra sąmoningas sapnavimas, kai žmogus daug sapnuoja, jis po to ima tą sapno audinį valdyti, tą savo vaizdinius mintis ar ne, kurie kyla spontaniškai. Ir va šita realybė, mes tarsi joje gyvenam nuolatos ir jinai tarsi mum, kaip čia pasakius, jinai tarsi yra tikra. Bet jeigu mes ten užsimerkę, mes jos nematom ir, sakykime, nakties metu, kai užmiegam, sapnuojam, mum tie vaizdiniai spontaniškai kyla. Va, ir atrodo, mes jų negalim valdyti, bet negalim valdyti dėl tam tikrų priežasčių, todėl kad mes galbūt pamiršom arba nesam įgūdę, bet yra tam tikros technikos, kai mes žinom, kad sapnuojam, yra sapnų ženklai, signalai ir tada įsijungia ta ilgalaikė atmintis ir mes žinom, kad sapnuojam ir tada tą sapną, tos vaizdinius koreguojam. Ir ką tai duoda, sakykime, tos kultūros, hinduizmo, budizmo, jogai, nu, man teko irgi mokytis pas juos, pas tibetiečius, aš nevažiavau ten į Nepalą arba ten į kokį Tibetą, tiesiog važiuodinėdavau aš į Prancūziją arba į Lenkiją, į egzilę, ten jie turi savo centrus pabėgėliai ir jie ten puikiai dėsto Niujorke taip pat. Tai va, ir tiesiog išmokau tų dalykų ir naudoju. Kartais ne visada. Kartais, jeigu pavargus, tai tiesiog, kaip sakoma, krenti ir miegi. Va. O kartais pavyksta jos reguliuoti ir ką tai duoda. Tibeto jogam tai duodavo tai, kad tu žmogus mirties akimirkoje, tu gali čia nėra apie kontrolę tokią, kad tu viską sukontroliuoji. Save gali suvaldyti. Jeigu tu save valdai, tai viskas yra tvarkoj. Kontrolė yra apie tai, kad tu kontroliuoji save šitoj visuomeniai ir valdai šiek tiek savo mintis, savo emocijas. Čia yra irgi technikos, kad nepaleidi visko, kaip sakoma, kad tave neštų tai, arba ten koks pyktis nesąmoningas, arba pasąmoningi dalykai. Tiesiog tu juos matai ir tada šiek tiek reguliuoji. Ir ką tai duoda? Tai duoda, sakykime, kai žmogus jau pragyvena savo gyvenimą ir tas subtilus kūnas atsiskiria nuo to fizinio, ar ne, niekur nedingsta sąmonė. Ir jeigu žmogus įpratęs, ar ne, jau turi įgūdžių valdyti tos vaizdinius, tai po mirties tie vaizdiniai lygiai taip pat kils ir kyla, apie tai ir knygos parašytos, ir įvairiausių liudijimų yra, ar ne, ir visa Tibeto budistinė religija to paremta. Tada tu gali valdyti ir gali išeiti į tas vadinamas tyras žemės. Ką tai reiškia tos tyros žemės? Kad tai yra visur šviesos pavidalai ir tu išeini į tyrą žemę, kur yra šviesos pavidalai ir viskas yra nuausta iš šviesos. Mes, aišku, irgi su tavim, Inga, nuaustos iš šviesos ir viskas aplinkui. Tik ta šviesa tokia suslūgusi, jinai tokia materiali, tokia kieta. O tie kiti pasauliai, ar ne, kaip sapnuose, jie tokie plazminiai, jie tokie skaistus, nausti iš šviesos ir mes ten galim iškeliauti, jeigu praktikavom šitam gyvenime. Ir su amžiumi, aišku, darosi taip, kad žmonės daugiau galvoja apie tai, nes šitas gyvenimas yra tikrai kaip kometo švystelimas, jisai labai nedaug trunka ir ilgą laiką mūsų nėra. Ir mes vėl įsikūnijam arba ne.
Tai va tikslas tos sapnų jogos, vienas iš tikslų irgi yra prabusti, kad mes sapne prabundam ir jau sąmoningi ir tada ten trupučiuką pareguliuojam, ką mums reikia. Ir tada, reiškia, prabundam, gali visiškai prabusti ir išeiti į tą pirminę vaiskę šviesą, kaip sakoma, arba nukeliauti tas tyras žemės ir ten toliau šviesos kūne egzistuoti. Nu tai va, tokios va būtų mano pasakėlės, ne iš rūsio. Taip, Jo, labai įdomu, labai daug klausimų tokių kyla, žinai, tu sakai, prabusti sapnuose, bet man iš karto, žinai, tai prabusti ir žemėje reikia visų pirma, netgi nebūtinai sapnuose daug kam, ne, nes nuo to gal reikia iš pradžių to prabudimo, nu, žemėje, tam, kad tu suvoktum, kad tu gali prabusti sapne. yra įvairiai, Inga. Jeigu jau prabundi sapne, automatiškai bundi ir čia. Jeigu čia žmogus jau sąmoningėja, jis automatiškai ir sapnuose irgi sąmoningėja. Čia susiję dalykai, o aišku, kiekviena praktika dvasinė, ji ir veda prie to sąmoningumo ir mūsų čia buvimas šito žemėje ir yra apie sąmoningumą, kad mes sąmoningai suvoktumėm, kas čia vyksta, kodėl ir dėl ko, ir ką čia aš veikiu, ir ką galėčiau nuveikti ir taip toliau. Nu, ko čia tas mano telefonas dabar čia durniuoja, vis pipsi, kažkokias žinutės kažkas siunčia, bet dabar, mat perkūnai, gal netrukdo mums. Tai netrukdo tikrai, žinok, Tai būk gerai. drąsi, jeigu labai reikia, tikrai atsiliepk, mes visi suprasim, juk tai Ne, čia nieko. nereikia, oi, ne, dabar mes Taip. turim ką veikti, įdomiau negu kad ten žiūrėt, kas ką ten parašė. Tai sakyk, pavyzdžiui, iš tikrųjų, vat, sapnuos, aš seniau, prisipažinsiu, labai tokius filmus sapnuodavau. Tai net nežinau, pažiūrėjau, galvodavau, kad galiu galbūt režisierė, nes tie sapnai tokie turtingi, tokie prasmingi ir aš atsibudusi dažnai juos prisimindavau. Nėra taip, ne, kad atsibundi ir nepameni. Visada keldavo visokių keistų klausimų arba netgi nuojautą, sakydavo, ką šiandieną reikia nuveikti. Pavyzdžiui, toks įspūdis, kad sapne kažkas tau nu, kaip pakoreguodavo ar pašnibždėdavo, taip sakant, jausi, ar kažkaip per tą situaciją galėdavai nuspręsti, kad va būtent ten eiti ir tokį pasirinkimą pasidaryti netgi. Nu taip, reiškia, sapnai ir yra mūsų, kaip čia pasakius, ta vadinama dienos repeticija. Ir buvo toks Edgaras Keisis, amerikiečių, jį vadino sapnų pranašu. Man atrodo, jisai tik tai 20 amžiaus pradžioj gyveno Amerikoje. Ir jisai pasakė tokią labai gerą frazę, kad niekas nevyksta anksčiau, negu buvo susapnuota. Pirmą mes susapnuojam, ar ne, o po to jau šitoj realybėje dėliojasi dalykai. Ir tas sąmoningas sapnas ir yra, kai mes jau pradedam tuos vaizdinius valdyti. Ir tarkim, ką tai reiškia, kai aš sapne, pavyzdžiui, pamatau ten kažkokia tai, nu, sakykime, mane toks klasikinis pavyzdys, vejasi kažkas, ar ne, kažkoks baubas. Ir jeigu aš žinau, kad sapnuoju, tai tada aš šitą baubą pasižiūriu ir pamatau, kad ten ne velnio, ne baubas, kad čia tik mano mintis sukonstravo. Kuo ilgiau žiūriu, tuo jisai sklaidosi, arba nuo mano intencijos priklausosi, gali pavirsti kažkokį tai taikų žvėrelį, į kokį nors ten paukščiuką, arba kokią laputaitę, arba ten į kokią gerą meškutę ir taip toliau. Tai keičiasi sąmoningas sapnas pagal mano norą. O vat patinga, kur pasakoja ten tie filmai ir visa kita, tai rekomenduojama užrašyti ir tuos sapnus įdomius susirašinėti ir iš tų sapnų gimsta knygos,
filmai, daugelis dalykų. Ir, kaip vat, pati sakei, ir tarsi kažkas pasufleruoja, kas atsitiks ir dienos metu. Tai va, ir kaip tas pranašas Keisis sakė, kad pirmą mes susapnuojam, o po to tik tai įsikūnija viskas šitoj realybėj. Australų aborigenai laikosi tokio tikėjimo, kad jų protėviai gyvena sapnalaikyje ir ten viskas vyksta, jie ten tarsi parepetuoja įvykius, o po to čia jie nutinka. Tai va, tai sapnai yra toks labai geras dalykas. Žodžiu, taip, jie irgi tarsi, kaip čia pasakius, tokia įvyksta repeticija. Pirmą mes ten parepetuojam, o po to čia. Ir jeigu mes kažką pakeičiam, automatiškai pasikeičia ir šita realybė. Jeigu mes ten nenorim avarijos ir iš jos išvengiam, tai išvengsim ir čia. Tai va, įtakoja, todėl kad sapnavimas vyksta subtilesniam lygmenį. Šitas lygmuo yra jau toks grubesnis. O sapnai yra iš to subtilesnio lygmens ateina, nes viskas ateina iš subtilesnių lygmenų į šitą lygmenį jau tokį, kaip čia pasakius, kietesnį ir grubesnį. Tai va taip ir rekomenduojama tos sapnus susirašinėti ir tada mes turim navigacijos žemėlapį, jau žinom, kur čia mums pasukti, ką čia mums padaryti, nes viską dėl savęs mylimos, kaip sako. Tikrai. Nu, taip. Aš žinok, tokį netgi pasidalinsiu, gyvenime esu labai daug turėjusi, tokių įdomių sapnų, kurie realybėje virsta tikrovę. Ir vienas iš jų prisimenu dar dabar, nesu tik, kad mes ne visada prisimenam juos, ne? Bet mes prisimenam tokius, kurie turi kažkokią tai atomazgą galbūt, nežinau, va kažką tokio stipresnio. Ir aš vieną kartą sapnuoju, kad valau langą tokį ir tas langas valau ir jisai ne į lauką. Ir aš klausiu savęs, koks įdomus langas, kas čia per langas, kokią aš tą langą valau. Ir tokį valau ir spėlioju, viduj toks spėliojimas, kas čia per langas, kur jisai eina, nes nematau kaip ir nieko konkretaus, bet ne į lauką. Suvokiu ir atpažįstu, kad tai kažkoksai keistas langas. Tai tu įsivaizduoji, praėjo gal 2 ar 3 metai, aš pas savo pirmą vyrą šilutėje valau langą. Ir man, žinai, toksai buvo, tikt, aš tą langą jau valiau. Ir tai buvo, tu nepatikėsi, Rita, langas tarp vonios ir virtuvės. Senų statybos namų turėdavo langą, vonia su virtuve. Taip, čia Smetonos laikų tokie būdavo dalykėliai. Taip. Patikėsiu, nes žinau tos dalykus. Tai va, tai buvo... O nepatikėt. Oi, tai bet toks jausmas buvo, žinai, kad pagautas, aš tą langą jau valiau, bet tikrai pirmą kartą stoviu, dežavu toksai, labai keistas jausmas, toks pojūtis, bet tada, aišku, nemokėjau atpažinti, o ką tas langas neša, kokią žinutę, gal platesnė, ne kaip po lango savoką, žinai, bet, kodėl aš čia stoviu, ar kodėl man reikia čia stovėti, tada nebuvo, nekilo tokių tiesiog jaunystėje klausimų, tiesiog valiau langą, kurį buvau susapnavus. Valymas visais laikais irgi praneša apie tai, kad valai, mes ir valydami aplinką valom ir save, ir kartu save valydami valom ir aplinką. Viskas yra susiję. Tai va, tas toks simbolis valymo irgi kalba apie tą, sakyčiau, ne tik tiesioginį valymą, bet ir apie tokį vidinį apsivalymą dar. O tai sakyk, sapnai, kaip tu dabar įvardėjai, kiekvienas kažkoksai daiktas susapnuotas žmogus turi tam tikrą reikšmę? Tai be abejo, taip. Ir jeigu mes rašytumėm savo sapnų dienoraštį, tai pamatytumėm, kad mes turim savo tą sapnų simboliką, kuri yra tik tai mums būdinga. O jeigu jūsų draugė rašytų arba vyras, tai tas pats simbolis jam reikštų visai kažką kitą, nes tiesiog
nes mes kiekvienas turim savo tą simboliką ir grįžtant prie mūsų pradžios apie realybę, ir mes kiekvienas savo tą realybę turim, todėl kad mes tarsi ir yra ta kažkokia tai realybė, ta tikroji, kurios mes nematom. Mes kiekvienas tą realybę, tą šviesą mes kaip indas, ar ne, sakykime, atšviečiam skirtingai, nes mes tarsi kiekvienas turim savo tą formą būdingą tik tai mum, kaip atspaudus, kaip dar kažką. Tai ir ta realybė kitokia, ir mes kitokie, ir tie sapnų simboliai, jie šiek tiek skiriasi. Ir todėl tie sapnininkai vadinami, kur yra fiksuotos reikšmės, jie nėra labai tokie, sakyčiau, populiarūs sapnų terapeutų tarpe. Jos žiūrima, sakyčiau, taip, primerkus vieną akį. Taip, taip, taip. Jie tokie gana primityvūs. Ir sapnų terapeutas, kas jis iki jūsų pasąmonės ir žiūrės, su kuo tai susiję, tas simbolis, kokios asociacijos pirminės ir taip toliau. Ir galima atkast labai tokių įdomių dalykų. Ja, vat labai Susijusių gerai. su asmenybė. Aha, kad tu pasakei, kad tai labai individualu, nes kažkada diskutavom su draugė ir man vienas dalykas ten reiškia tai ir jinai sako, ne, man tai reiškia tai. Tai vat buvo labai įdomu, žinai, va tą temą paliesti, ar iš tikrųjų galima nusipirkti knygutę ir perskaityti, tipo, ką reiškia susapnuoti arklį. Ir visiems tai tiks. Jeigu, sakykime, yra toksai Chester-Beatty papirusas, kuriame vienas iš pirmųjų sapninykų Egipto, ar ne, ten Šampolionas perskaitė tuos hieroglifus, o Chester-Beatty papirusas, tai vadinamas atradėjo vardu, ten užfiksuoti sapnai faraono. Ir ten yra fiksuotos reikšmės. Susijusios, sakykime, su stichijom, su tokiais simboliais. Bet šiaip jie yra kiekvienam, nėra tokių bendrų reikšmių. Aišku, arklys gali būti darbinis arklys, gali būti arabiškas žirgas, ar ne, kuris ten prabangus. Vėlgi reikia labai įsigilinti ir paklausinėti žmogaus išsameu apie tą simbolį, tam, kad galėtumėm sužinoti, ką ta jo pasąmonė įdėjusi į tą žirgo simbolį arba arklio. Taip. Tai va, vis tiek jo čia gaunasi, kad kaip aš suvokiu, kad tai yra kaip asmenybės dalis, kurios kalba su mumis. Nu tai esame mes Taip, išreikšti taip. per sapnus kažkaip, ne? Vat. Taip. O, įdomiai. O tada pasidalink, Rita, tokiu savo pačiu reikšmingiausiu ir įdomiausiu sapnu gyvenime. Oi, kad jų buvo labai daug. Ir tai išrinkti kažkokį vieną, kaip ir pavyzdžiui kažkokį kino filmą arba koncertą. Tai kas ateina į galvą tau? Spektaklį, kažkoks labai reikšmingas, koks čia dabar paskutinis buvo. Paskutinis, gal papasakosiu, buvo atvažiavęs toks, mano draugė pasikvietė tokį tibetietį lamą, kuris čia davė mokymus. Aš ten jų belekiek praėjus, bet kadangi ta mano draugė mane pakvietė į Vilnių, čia buvo, man atrodo, vasaros pabaigoje, ir aš nuvažiavau daryti tos mokymus ir po to susapnavau, bet tai buvo toksai, sakyčiau, ir sąmoningas sapnas, nes aš susapnavau, kaip man tas žmogus, tas mokytojas, tas lama, kuris tos mokymus ten perdavė, jis man užkabina tokią auksinę grandinėlę ir ta auksinė grandinėlė ant tokio balto emalio, tokia gėlytė, ir aš tada žiūriu tą gėlytę ir aš matau, kad mano protas jau kuria tą gėlytę čia ir dabar. Ot kokią norėsiu, tokią ir sukursiu. Bet auksinė grandinėlė jau nėra gatava. Ir aš tada pamačiau,
tokia mažulytė našlaitė arba broliukai vadinasi, tos gėlytės, kurios auga tiesiog laukinės. Ir aš galvoju, ar čia viola odorata, ar čia našlaitė. Ir va taip dar svarstau ir man mainosi. Tai tas. Ir man reikia apsispręsti, ką aš noriu matyti. Ir neatsimenu, ar vis dėlto ta viola odorata, ar ta našlaitė buvo. Bet tai tas vėrinys man labai patiko, jisai toksai buvo prabangus, o ten ta gėlytė tai buvo tokia mažulytė. Tai va toksai va sapnas, bet įdomiausias dalykas buvo tas, kad, ten, žodžiu, tas toks seminaras, atrodo, 3 dienas vyko, taip ir gyvai, o gal ir 4, nuo ketvirtadienio, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Ir, žodžiu, ir aš atsimenu, atvažiuoju kitą dieną ir jau pasakoju, va, nes, žodžiu, tas mokytojas sako, tai kokie sapnai, kokie čia ženklai, nes visada žmonės klausia ženklų. Nes mes gyvenam ženklų ir simbolių pasaulį, sutapimų pasaulį. Ir aš pradedu pasakot tą sapną apie tą auksinę grandinėlę. O mano ta draugė, kuri pakvietė mane į tą seminarą, sako, aš jau gavau dovanų, mokytojas jau man dovanojo tokį vėrinėlį. Sakau, parodyk. Aišku, tas vėrinėlis nebuvo auksinis, tai buvo sidabrinis, bet irgi su pakabuku ir ten irgi kažkokia tai tokia lyg gėlytė įspausta, lyg kažkoks simbolis. Tai va tokios paralelės įdomios buvo. Tai čia iš paskutiniųjų tų tokių įdomesnių sapnų. Kai kuriuos aš iki šiol užsirašau, bet ne visus. Todėl, kad aš jau turėjau tiek tų sąsiuvinių, be galo, be krašto, ir tai užsigrūzina namai. Tų raštų. Rašto darbų, taip sakant. Tų rašto darbų. Tai ne visus dabar rašau. Tik tai kai kuriuos tokius gražesnius ir įdomesnius. Labai smagu tavęs klausyti. O sakyk, ką tu galėtum mūsų laida pasirinkimai žiūrovams pasiūlyti? Ką reiškia pasirinkti? Ką tau reiškia gyvenime pasirinkti? Netgi tokia įdomi tokia profesija, kaip, ne profesija, nežinau, tas aktyvus sapnavimas, žinai, aš net nesusapnuočiau tokios profesijos arba ir tokio. Aktyvus ir sąmoningas, nežinau, čia mano tokia draugė man taip uždėjo ir taip ir liko. Bet kas yra tie mūsų pasirinkimai? Kartais už mus pasirenka gyvenimas, kartais už mus pasirenka, kaip sakiau, mūsų karma. Bet aš manau, kad yra įvairiai, yra ir ta laisva valia. Mes kažkiek galim ir patys, nes tas sąmoningas sapnavimas yra ta mūsų aukštesnė sąmonė. Ir aš sakyčiau, kad mums reikia prisiminti, kad mes nesam vien tik tai tas fizinis, materialus, grubus kūnas, kad mes turim tą subtilų kūną, tą sielą ar dvasią, kai kurie skirsto sielą ir dvasią dar kaip atskiras substancijas. Tai prisiminti, kad mes esam dar ir tie vadinami tos būtybės žmogiškos, bet dar turinčios tą sielą ir dvasią. Nes šitam technologijų laikotarpiu žmonės tą pamiršta ir jie jau taip surobotėja. Tai aš sakyčiau, jeigu mes save tapatinam su ta siela, su ta dvasios kibirkštėlė, ar kaip čia pavadinsi, tada gyvenimas mums tarsi prasiplečia, jisai tarsi įgauna kitų spalvų ir tas pasirinkimas, jau pasakysiu, galbūt čia jau per daug pompastiškai, toks dieviškesnis. Nepamiršti ir tų kitų dieviškų lygmenų, kas šiais laikais yra tik tai metalas ir čia tie laideliai, bet visur yra energija ir visur yra ta life force itself, kaip britai sako, ar ne, ta gyvenimo jėga pati savaime, gyvastis. Ir tai yra svarbiausia. Ir kur mūsų ta širdis veda, siela ko nori. Ir
jeigu mes eisim savo širdies keliu, čia jau nieko naujo nepasakysiu, arba sielos, tai dažniausia mes ir įsiskleisim, sužydėsim ir suklestėsim, ta prasme, pražysime, va, taip, nu, taip noriu pasakyti, kaip tas lotosas, ar ne, kuris įsiskleidžia. O jeigu vien žiūrėsim vien tik tai tų materialių dalykų ir tai, nu, nežinau, kur mes nueisim. Tai pasirinkimą aš siečiau visada su tokiais sielos ir dvasios dalykais. Ir tada mes niekada neapsiriksim. O jeigu žiūrėsim vien tik tai naudos, aišku, reikia šitą kūną irgi saugoti, gerbti, tausoti ir mylėti, ir aplinką lygiai taip pat. Bet tas žmogus, kuris turi sielą, kuris moka, kaip čia pasakyti, surast kontaktą su tuo savo aukštesniuoju aš, su tuo sąmoningumu, tai jisai skaitys visatos ženklus, jisai žiūrės ir jam tas pasirinkimas bus padiktuotas ne vien to mažojo jo ego, kaip čia man dabar ten pralopti ir taip toliau. Nu, patys tie didieji milijonieriai, milijardieriai, juos visada vedė irgi idėja, aistra, aukštesnysis aš. Nes tie, kurie vien galvoja apie materiją ir jos padauginimą, tai čia jinai ir taip yra. Tai gal Reikia matyt, žiūrėti taip. tos sielos vedimo, aš taip pasakyčiau. Būtinai, aš tai labai tau paantrinsiu, nes aš manau, kad netgi, kaip tu sakai, tas ego, kai tu nori galbūt padauginti tik apie save kažką, ne? Jeigu ta daugybė eina į kitus, kad aš noriu daugiau, nes tai yra normalu, tai yra gyvenimas, bet aš noriu dalinti su kitais, aš noriu duoti Taip, jiems geresnio gyvenimo, daugiau kažko padėti, nu labai daug dalykų. Ane? O jeigu tu taip siaurai, tai tik tai man, mano rūbas, mano grandinėlė, va, mano rankinukas, mano namai ir apie save, tada jau yra tas labai pasirinkimas toksai siauras ir, kaip aš sakau, turbūt, nu jo, kaip molių užsivokuoji į dėžutę toksai, žinai, pats savo gražus, džinas sėdi uždarytas uzbonėlėje. butelių. Aišku, gerai būti savo gražiu, nes jeigu žmogus savęs nepriima, tai jisai neigia ir tą aukštesnį pradą. Čia irgi ne kažką. Va, Mhm. bet teisingai taip, taip, Inga, mes kažkaip labai smagu yra visada dalintis ir tai kiekvieno mūsų darbas yra susijęs, būtent mes dalinamės lygiai kaip va, pati, ar ne? Tu turi savo, žodžiu, auditoriją, moteris, kuriom padedi, ar ne, ten irgi kryptį pasirinkti. Tai aš ten, tarkim, galiu irgi pakonsultuoti, bet man įdomiau dabar tiesiog vienai sėdėti, rašyti, bet vis tiek ašgi ne savo Taip, tu knygą rašau. nesa, Ir taip, tiesiog arba ten padedu kažkam parašyti knygą, arba ten išversti. Irgi pasiekė auditoriją nemažą. Ten anksčiau tai būdavo dideli tiražai, dabar, kad ten 1000 ar 2, vis tiek žmonės eina, gali nueiti į biblioteką, visą kitą ir gali tą paskaityti. pasiskaityti tą išmintį. Va, nors kiti ten tingi skaityti, bet vis tiek skaitančių yra, buvo ir bus. Tai Tikrai tai. Man tavo dalyba, žinok, yra apie daugybę. Ne apie va, 100, apie 1000. Va tu pati sakai, nu daug. Ta prasme, pas tai, tavęs netgi nėra, kad savo arba tik aplinkui kažkokiam ratui žmonių. Vat biblioteka. Tai yra taip, ta terpė, kai tu nuolat eina srautas. Ir va ta taip, taip, dalyba dauginasi, dauginasi. Tai man labai gražu. Tai tu iš tikrųjų esi ta didelis žmogus. Mano akimis tai tikrai labai daug nuveikusi ir tavo knygos tai yra irgi yra tik tavo, yra tavo išmintis sudėta ant popieriaus lapo, kuri turi energiją ir tu ją dalini, su ją daliniesi, su žmonėmis. taip, taip. O sakyk, Rita, dar atsimeni, mes prieš laidą greitai perkalbėjom vat apie lemtį.
Tu sakyk, galim Mhm. trumpai padiskutuoti, kiek yra nulemtas žmogaus nugyvenimas? Čia vėlgi, kokia mes filosofija remsimės. Yra žmonės, kurie tiki, kad yra lemtis, ar ne, kaip fatumas, kad viskas yra nulemta iš anksto ir kad yra dieviškas planas. Ir vat, mes pagal jį gyvenam, pagal tą scenarijų ir nenukrypstam ne per milimetrą. Kita, sakykime, interpretacija gyvenimo yra apie tai, kad mes turim laisvą valią ir galim, vat, mums duoda tą pasirinkimą. Ir kad mes galim, jeigu esam sąmoningi, pasirinkti kažką tai daryti. Ir čia kaip pasižiūrėsi, kartais atrodo tarsi nulemta. At kaip, tarkim, sapnų susirašinėjai, tau duoda tą sapną. Ir duoda tarsi neišvengiamybę. Bet jeigu tu pakeiti, tai tu išvengi ir tu jį pakeiti. Bet vėlgi, tas pasirinkimas galbūt tau irgi davė tą pasirinkimą tam, kad tu pakeistum. Gal čia irgi lemtis. Nu, čia yra tokie Labai didelė labai tokie filosofija. gilūs ir įdomus dalykai. Įvairiai galima čia interpretuoti, bet aš manau, kad čia vėl priklauso nuo mūsų to sąmoningumo ir kad ne viskas galbūt yra nulemta, kad mes esam bendrakūrėjai. Aš tai turbūt laikyčiausi tokios filosofijos, kad yra nuolat kuriasi tas pasaulis ir mes tam kūrybiniam procese dalyvaujam ir kuo mes sąmoningesni, tuo visiems yra geriau. Nes mes tada, jeigu žmogus yra sąmoningas, mes nenorim skriausti kito, nes suprantam, kad tai yra skausminga ir nenorim jokių karų, todėl kad tai yra absurdas. Arba ten dėl žemės kovoti, nes mes čia esam tiek trumpai. Bet turbūt reikia nugyventi labai daug gyvenimų, kaip mano viena tokia draugė Gintarė sako, kad reikia nugyventi daug gyvenimų, kad jau nekartotum to paties, ar ne, tų pačių karų, tų pačių kažkokių tai ten konfliktų, dar kažko tai, tiesiog jau kartais norisi visai kitų dalykų. Bet čia vėl nukrypsim į filosofiją ir tai va. Bet smagi, man tavo filosofija patinka, iš tikrųjų, ten jau irgi rita, kiekvienas gali surasti labai daug dėl savęs. Žodžio, sakinio ar tiesiog energijos va tokios. Ir va sąmoningumas, man irgi tas žodis, gal kiti nemėgsta jo arba sako, jau toks per daug populiarus, jisai ko čia kiši tą savo sąmoningumą, bet man sąmoningumas, kaip tu pati atlėpė, yra tiesiog apie gerumą, apie atjautą kitam žmogui. Grina ta žodžio prasme, supratimą, kad tas kitas žmogus, nesvarbu, ką jisai daro, jisai irgi turi širdį, turi plaučius, turi akis, jisai nori būti mylimas, nori būti gerbiamas, nori gyventi gerą, gražų gyvenimą. Taip. Tai apie tai, vat, žinai, ir man taip irgi toks ir plotis tame yra iš karto, toks kaip, kaip tas laukas, kaip ta šviesa, kai tu sakai, tu renkiesi tą šviesą, kaip sapne, išeiti į švieso žemę. Taip, taip, taip. Ir nėra čia tų nuvalkiotų žodžių, kuo daugiau naudosim jį, jisai materializuosis tuo labiau. Manifestuosis tas sąmoningumas ir viskas čia gerai. Mes nevartojam, nes iš tikrųjų žodžiais mes ir mintimis šitą pasaulį kuriam ir aplinką aplink save, mintimis ir vaizdiniais, nes tokie šio pasaulio dėsniai yra. Ir gerai, tas sąmoningumas labai geras žodis. Kuo dažniau naudosim, to bus geriau ir būtent ir apie tą gerumą ir atjautą irgi labai šiais laikais labai geri dalykai. Tai yra ir
Ir dar prisiminiau tokį irgi kinų išmintį, aš turėjau irgi tokį mokytoją kiną, jisai dabar gyvena Šveicarijoje, Davosas jisai buvo. Nu, vat, kuo aš galiu būti dėkinga šitam gyvenimui, kad sutikau labai daug įdomių žmonių ir daug mokytojų, bet tų tikrų mokytojų, kurie turi tradiciją ten tūkstantmetinę. Tai va buvo toksai mokytas Liude, tai Či mokytas, Cigūno mano pirmas mokytas, jau labai labai senai. Tai jis irgi, nu, kinų kultūra yra labai įdomi. Va, ir jisai irgi tokį pasakė sakinį, kad įdomiausias dalykas yra tai, nu, kinų išmintis byloja, kad va, čia grįžtant prie to sąmoningumo arba prie priešingybės sąmoningumo, ten tarkim apštakimo, apdujimo arba nežinojimo. Tai kai ta nežinojimo stadija arba karų stadija pasiekia savo piką, jinai virsta priešingybę. Ir tada žmonės gyveno karuose ir pasiekė piką, virsta priešingybė ir tada ateina taika ir, sakykime, kitas laikotarpis satija juga, jeigu mes kalbėsim dar hinduistiniais terminais, tai yra kali juga, tas blogasis laikotarpis, ar ne? Tai kai žmonės ten kaunasi, vienas kitą žudo, ar taip toliau, ta neapykanta, bet jūs pastebėkit, vat, kad jinai tiesiog jos mažėja, jinai subliūkšta, jos nebėra. Mano aplinkoje man taip atrodo, nežinau. Gal aš čia per daug irgi, nežinau, paraleliniai tikroviai gyvenu, bet man taip atrodo. Ir kad vat, tas iš to nežinojimo jau matyt atėjo neišmanimo pikas ir dabar kaip tik į tą sąmoningumą viskas virsta. Vat mes į tą naują laiko ciklą ir įžengėm į tą sąmoningumo, į sąmonėjimo ir į atjautos tą laikotarpį. Tai man taip atrodo. Man irgi taip atrodo, aš tau paantrinsiu iš tikrųjų. Ir tai labai džiugina iš tikrųjų, ne? Ir įkvėpia Taip, vat, taip, taip, gyventi labai man tame vat, suvokime, kad atėjo tas kitas etapas sąmoningas, jisai man iš karto praplečia tą erdvę, taip, tą taip, sąmonę. taip, Nu, nežinau, čia tiek daug atrodo pasaulis toks išdidėjo, tiesiog, žinai, toks, labai, taip, o seniau atrodo tik tai įstatymai, kokie normatyvai, žinai, taip, taisyklės, visa kontrolė ir taip siaura viskas, žinai, tai bijodavai, bijai gyventi. O taip, dabar viskas toks, gali rinktis. Ir man patinka žodis iš tikrųjų, galiu rinktis. Nu, aš galiu taip, rinktis, kaip noriu gyventi, kaip noriu tikrai. sapnuoti. Taip, taip, nes šitas gyvenimas irgi yra mūsų sapnas, tik tai prabudę žmonės, jie jau nebesapnuoja. Bet kad būti tų prabudusių tikrai žmonių, bet pilnai prabudusių yra labai nedaug pasaulyje. Mes ten žinom gyvų, ten kokį Mūdžį, Egartolę, ar net ten kokį Dalai Lamą, kurie jau yra visuomeniai žinomi, ar ne, tai tokių prabudusių nėra labai, labai daug, bet mes visi po truputį bundam ir merkiamės ir visiems nuo to tik tai geriau, kaip jūs sakėt, jūs matai, nu, tu, galim pasirinkti. Būtent pasirinkti ir mes renkamės, ką renkamės, sąmoningumą ir gerumą, atjautą, bet ne tik tai žodžiais, bet Taip. ir savo veiksmais. Taip. Tai ką, labai smagu buvo klausytis tavęs, Rita, visai ir neprailgo laikas, iš tikrųjų galėsim plepėti dar ir išjungus šitą įrašą, bet dabar vienu sakiniu arba, vat ką norėtum iš širdies palinkėti žmonėms, aplamai, tie, kurie žiūrės mus. Tai vat ir būtent pati Inga ir uždavė į tą temą, būtent palinkėti to sąmoningumo ir tiesiog neveikti iš instinkto. Kartais yra gerai instinktai, ar ne?
kai mums reikia ten apsisaugoti, jeigu mes ten kažkur tai Afrikoje ar ne, atsiduriam tarp laukinių žvėrių, bet ir tai nusiperkam safari. Bet tiesiog galbūt veikti jau iš to sąmoningumo lauko, o ne iš senų įpročių. Iš to sąmoningumo ir iš sielos to, iš sielos lygmens, sakyčiau, daryti sprendimus. Ir jie nebūna tokie skuboti, tie sprendimai, bet aš kalbu apie tokius platesnius pasirinkimus gyvenime. Ir tiesiog elgtis irgi daugiau, sakyčiau, irgi vadovaujantis ir to sąmoningumu, ir širdim. Net dabar prisimenu savo tokio irgi vieno mokytojo japono, žodžiu, tokia kaligrafija, bet aš čia jos neturiu. Širdis protas, kad susijungtų. Širdis diktuoja, o protas priima sprendimą. Ir jie sąveikauja. Tai linkėčiau šitos tokios harmonijos tarp proto ir širdies. Labai gražu, labai. Tikiuosi, kad visi išgirs mus tą kvietimą būti labiau sąmoningiems, bent jau save atjausti, jeigu, kai sugebėsi save atjausti, greičiausiai sugebėsi ir kitą atjausti. Taip, čia labai teisingai, Inga, taip. Ir save irgi reikia gerbti ir mylėti, nes mes esam tas pirmas žmogus, kuris per kurį viskas vyksta. Taip, tai save gerbėm, mylim, tada automatiškai mylim, gerbėm ir kitą. Ir tie žmonės, kurie nesutarė su savim, kurie konfliktuoja, tai jie tą konfliktą projektuoja, ekstrapoliuoja ir į išorę. Tai mes galim juos tik apgailėti, nes jie nėra sąmoningi, nes sąmoningas žmogus yra tas, kuris turi atjautą ir nedaro kitam blogo vienareikšmiškai. Tai ką, mylėkime save, būkime čia ir dabar iš tikrųjų su ta šviesa, kad ta šviesa būtų mūsų ir sapnuose, ir gyvenime. Taip, ačiū visiems ir tau, Inga, už pagalbinimą buvo labai įdomu pašnekėti. Ačiū, Inga. dėkui, iki. Iki, dėkui.